7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi, komentatorius ir žurnalistas Jonas Lekšas jūsų ekranuose dar vieną savaitę, kada kalbėsiu apie krepšinį, didžiulę savaitę Lietuvos klubams. Apžvelgsiu būtent jų pasirodymus Europoje, laukia ir lietuviškasis El Clasico, taip pat ir paimsiu dar vienas Eurolygos rungtynes. Antradienis ir didysis krepšinis Vilniuje prasideda Europos taurės atkrintamosiomis aštuntfinalis, į kurį Vilkai pateko paskutinę minutę ir pasiėmė namų pranašumą. Atvyksta į Vilnių Klužo Napokos komandos su Gedimino Reliku, bet apskritai tai yra legionierių amerikiečių vedama komanda, yra puikiai pažįstamas Ryto fanams didžiai syliai, bet pagrindinis varikliukas yra Xavieras Simpsonas, įspūdingas gynėjas, kurį atvirai aikštelėje bus labai sunku gaudyti, su Anthony Cowunu turėtų gautis labai įdomi akistata. Klausimas, ar Marekas Blaževičius bus pasiruošęs šioms rungtynėms, ar Andrew Andrewsas bus pastatytas ant kojų. Bet kokiu atveju jau abi komandos yra puolimo komandos, laukia labai rezultatyvus mačas ir aš tikiuosi, kad Vilkai pasiims tą bilietą į kitą etapą ir pateks į ketvirtfinalį, kur jau laukia Valencijos klubas. Prognozuoju pergalę rezultatyviose rungtynėse 6 taškais. Trečiadienis vėl didysis krepšinis Vilniuje, šį kartą jau Čempionų lyga ir šį kartą Vilniaus Rytas. Mūsų ekranuose Rytui pastarosios artėjančios 2 savaitės galimai gali nulemti sezoną 2 kartus paeiliui, tiek susitikti su Kazio Maksvyčio treniruojama Manisos komanda. Martynas Echodas iškritęs iki sezono pabaigos, Seibenas Lee išvyko prie Olimpiakos, taip pat Piketas paleistas. Manisos komanda yra stipriai nukraujavusi ir laidoja europinį sezoną, toks vaizdas iš šono žiūrint. Jie kovoja dėl išlikimo Turkijos lygoje, kur savaitgalį pasiekė gerą pergalę per pratęsimą, atvyks geresnių nuotaikų, bet Rytas tikrai yra šeimininkas šiose rungtynėse ir manau, kad Ryto tikslas ne tik laimėti Vilniuje, bet ir laimėti Manisoje, kas praktiškai užtikrintų vietą ketvirtfinalyje. Ryto ambicijos žaisti Čempionų lygos finalą ketvirtę ir net jį surengti. Parkerio Jacksono Cartwrighto debiutą matėme savaitgalį, dabar matysime debiutą jau Čempionų lygoje. Prognozuoju Rytui ganėtinai užtikrintą pergalę, manau, kad Giedrius Žibėnas nugalės Kazį Maksvytį 8-12 taškų persvarą. Šią savaitę taip jau gavosi, kad visi Lietuvos klubai žaidžiantis Europoje susitinka su varžovais, kurie turi taip pat lietuviškų prieskonių. Orelikas Klužo Napokoje, Kazys Maksvytis Manisoje ir Žalgiris ketvirtadienį su Vitorijos Baskonija, su Vitorijos meru Tadu Sidekerskiu, ilgametis komandos žaidėjas, šiuo metu kapitonas, bet pastarieji metai nėra lengvi tiek Tadui, tiek ir pačiai Baskonijos komandai, kuri dabar turėtų pradėti daugiau galvoti apie tai, kaip patekti į Ispanijos lygos atkrintamąsias. Savaitgalį patirtas pralaimėjimas vietinėse pirmenybėse prieš Andoros klubą. Eurolygoje traukinys jau panašu, kad tikrai yra nuvažiavęs, tuo metu Žalgiris praėjusią savaitę pateikęs staigmeną Belgrade, pagerino savo šansus kovoti dėl įkrintamųjų ir rungtynės Vitorijoje yra labai atsakingos žygiuoti toliau. Žalgiris, bent jau žiūrint iš šono, Andrėja Trinkė yra stipriai pakeitę savo kūno kalbą, savęs vedimą per rungtynės ir tai nuteikia ganėtinai pozityviai. Atrodo, kad visiems reikėjo tos pertraukos nuo krepšinio ir Žalgiris yra pasiruošęs gerai finaliniai sezono stadijai. Labai nežiūrėčiau rungtynės su Juventusu, kur žalgiriečiai tikrai daug eksperimentavo. Vongo debiutas įvyko, jis yra įvedamas į komandą, bet daug tikėtis šio dar irgi nereikėtų. Vitorijoje bus nelengva, kadangi baskai su savo orkestrėliu visada ten žaidžia pakylėtai. Vis dėlto manau, kad Žalgiriui šios rungtynės nusiseks gerai. Baskams savaitgalį laukia mačas su Gran Canaria, kur tiesioginis dėl patekimo į atkrintamąsias Ispanijoje. Kažkiek gal bus nuėmę ir nuo pedalo savo spaudimą, taip kad galvoju, kad Žalgiris iškovos pergalę Vitorijoje 5-7 taškų persvarą. Penktadienį Eurolygoje laukia įdomus susitikimas Pirėjuje, vietos Olimpiakosas susitinka su Belgrado Partizanu, abi komandos ant bangos. Olimpiakosas apskritai artėja prie reguliariojo sezono titulo vardo, tai negarantuoja Eurolygos titulo, bet iš esmės Oliai šiuo metu yra labai sunkiai pažeidžiama, tuo metu Partizanas yra įsibėgėjęs, Želko Obradovičius turėtų būti patenkintas, kaip auklėtiniai atrodo pastaruoju metu, pergalė po pergalės ir čia, sakyčiau, laukia vienų karščiausių Eurolygos komandų akistata. Vis dėlto Olimpiakosas namuose, Olimpiakosas su Saša Vezenkovu yra įspūdinga komanda ir ją nugalėti išvykoje yra praktiškai neįmanoma, taip kad prognozuoju Olimpiakosui pergalę nelengvoje kovoje 4-7 taškų persvarą. Nu ir ką, sekmadienį krepšinio desertas Lietuvoje, Rytas namuose priima Žalgirį. Tos rungtynės atrodo ne pačiu geriausiu laiku abiems klubams, kadangi Žalgiris vis dar galvos apie Eurolygą, patekimą į krintamąsias bus po išvykos į Vitoriją, tuo metu Rytas žais tarpe tarp Manisos mačų, vienas namuose, kitą savaitę jau
išvykoje tai nebus gal pačios aukščiausios lygio koncentracija tokiems mačams kaip norėtųsi, vis dėlto ant kortos daug ir stovi, kadangi abu klubai LKL kovoja dėl reguliariojo sezono titulo, Žalgiris turi vieną pergalę daugiau. Vis dėlto Rytas alsuoja į nugaras ir jeigu Žalgiris būtų pralaimėjęs Juventusui, apskritai šios komandos susitiktų su lygiu pergalių ir pralaimėjimų balansu. Prognozuoti labai sunku šiam mačui kažką, Rytas šiemet atrodo fiziškumu niekuo nenusileidžia Žalgiriui, namuose žaidžia su dar didesnė energija, Gytis Radzevičius fantastinėje formoje, Parkeris Jacksonas Cartwrightas vėl sutiks Andrėją Trinkierį, kurį skriaudė stipriai Vokietijos laikais. Ir kažkaip norisi prognozuoti šį kartą, kad Rytas iškovos pergalę, žinant kaip Žalgiriui pastaruoju metu sunku žaisti su Vilniečiais. Galvoju, kad labai bus atkakli kova, bet Žalgiris nesugebės sustabdyti varžovų gynyboje ir Rytas laimės įmetęs daugiau negu 85 taškus. Patys matot, laukia labai smagi ir įdomi savaitė, daug krepšinio, daug svarbių mačų Lietuvos klubams. Prenumeruokit mano kanalą ir iki kitų kartų.